Sveiki, trumpas pranešimas apie radiaciją Europoje ir radiaciją iš kosmoso. Jau rytoj bus per vėlų, nes reiškiniai vyko vasario 22. Ir radiacija iš kosmoso tai X-ray reiškinys R3 beveik R4 buvo naktį, 1 valandą nakties. Šiandien turime žinią ryte apie garsios politikės mirtį. Tai Lietuvoje neišeina apkaltinti Putino. Aišku, kad jį buvo širdis, bet ir turėjo širdies problemų, teko bendrauti, interviu daryti ne vieną kartą. Turėjo insultą prieš 8 metus. Ir nuo tokių R3 audrų, R4, ten visiškai netoli R4, tai šakės širdininkam yra ir viskas. Tai vat Navalnas, kai mirė, irgi buvo R3 reiškinys, o kadangi jisai ten prie Šigalio buvo, jam ir kalė ir jisai mirė vietoj. Ir dabar ten tokia drama, kad neatiduoda kūno, tai jie nenori, kad tie opozicionieriai suklastotų, ką nors prileistų į tą lavoną Novičiokų. Nesutinka ta motina tie opozicionieriai su mirties išvadomis. Taigi ten Daica Danilė krito, taigi ir numirė. Ir vasario 22 dieną 2 radiaciniai įvykiai Europoje pagal oficialų Europos komisijos žemėlapį. Ten pavadinimas prasideda remap. Ten susirasit European Commission Radiation Map, Advanced Map ir spauskite ir pamatysite. Reikia spausti max, ne low, o max ir parodys, kad 2 įvykiai virš 2000. Vienas įvykis 27 000 Liuksemburgas, kitas įvykis 4 000 Belgija. Ir kietasias dalelės pasižiūrėjau, nes paskui gamma radiacija eina kietųjų dalelių debesis. Baltijos jūroje ties Lietuva labai gražiai kietųjų dalelių debesis buvo naktį. Gamma radiacija labai greita, praskrenda ir dažniausiai fiksuoja įvykio vietos radarai, o kai praskrenda pro šalį nefiksuoja. Čia jums atsakymas, kodėl pas mus ir Europai nieko nerodė. Ir dar kitas supresavimas yra iš Černobylio. Vakar irgi kaip tik užkilusi radiacija. Orų žemėlapis rodo. Didžiausias šaltinis 7300, o šaltinių virš 2000 svyruoja nuo 7 iki 8 objektų. Ten ir panaudoto kuro talpykla, ten yra aušinimo vandens talpykla. Tai dar vienas objekčiukas, kiek 20 000. 10-15 000 ir labai netoli Lietuvos, tai taip mes ir vaikštam tokie apduję, nežinom, kas darosi, kažkas miršta, kažkas 3 spaudimo normą turi gerti ir paskui heiteriai rašo komentaruose, oi kaip gerai, kad bent šitą nesirodo, jau aš naktį tai tikrai nejungsiu kameros į save. Nepersirenginėsiu marškiniais. Tiesa, pavyzdžiui, Vatutis, mano, kaip sakant, oponentas, tai jisai net nesirengė marškiniais, atsiprašau, apie reiškinius kalbėjau, tai tas žodis užstrigęs. Su maikė išlenda, tai mes taip su maikė, tai žinai, į tvartą einam, žolę pjaunam su maikė kaime, bet ne į eterį. Tai mano heiteriai tenais ties video apie dujas, ten kažkokia Jolanta, ten klėdėjo, kažką ten tu susitvarkyk. Tai aišku, nemalonu tie žydinėjimai, bet čia Vatučio klėdesiai ten. Jisai pats į save nepažiūri, susiglamžiusią maikę lenda į eterį visas baisus. Dabar biškai suplonėjo, bet anksčiau tai baisiai atrodė. Ir apie kitus ten, kiti tipos, ką susitvarkyti, antakius išsipešioti, nesipešiosiu. Šukuoseną pričiostkę pasidaryti, nesidarysiu, dar auginu plaukus. Kai ataugs, tada sugalvosiu, kokią pričiostkę noriu pasidaryti. Linzių nesidėsiu, negaliu. Ir suprantat, ir tu dirbi, tu darai, tu naktį darai, ir atsiranda heiteriai, tokie bepročiai, kurie rašinėja nesąmonės. Dar kažkas narkomanę išvadino. Aš tai kaip sakyt, aš jums pasakysiu, aš nešu tą žinią, kad jeigu sunkiai sergat, nesėdėkit po puodu. Jeigu turit proto, tai aš pacituosiu filosofę Nidą Vasiliauskaitę. Jis sako, aš komai gulėdama turėjau žymiai daugiau proto už kiekvieną šitą lojantį. Suprantat, jeigu žmogus yra didelio proto, labai didelio proto, tai
ten jeigu ir kūnas pradėtų ten streikuoti ir irti, jo vis tiek protas didesnis už eilinio runkelio. Ir kai tie eiliniai runkeliai nieko neturi ką pasakyti į eterį, duok tu jam eterį, ką jisai pasakys. Ar jisai valandos prakalbą išlauž kaip aš? Ne. Belieka tik loti. Tai dabar grįžtant prie šitos temos, kodėl tai yra labai svarbu, dėl to, kad gama radiacija yra kenksminga, jinai yra tikra, jeigu jūs, kaip vatutininkai, jie nemato saulės audrų, nes saulės audros, pavyzdžiui, būna naktį, tai saulė nešviečia ir jie tokie yra lohai, kad jeigu nematai, vadinasi nėra. Tai tu gama radiacijos irgi nematai, bet jinai yra. Jinai matuojasi aparatais. Ir kaip sakau, kodėl nerodo, kodėl galėjo būti praskrendanti gama radiacija. Dėl to, kad jinai labai greitai skrenda tos dalelės, gama yra labai greitos, labai toli skrenda ir tiesiog nefiksuoja. Ir mes matėme kietųjų dalelių didelį debesį Baltijos jūroje vakar. Ir dabar su saulės audrom yra taip, čia klausėt kai kurie per privatą. Pirmą rodo, kad nėra, o kitą dieną parodo, kad buvo. Tai dabar parodė, kad buvo 20 ir 21 po 5 balus. Ir pradžioj rodė visą mėnesį žaliai, dabar rodo 25 bus 5 balai. Bet visada reikia žiūrėti koledž magnetometrą, jisai virš Lietuvos maždaug, tai dažniausiai net nesutampa. Ir kartais prognozuoja 5, o pas mus būna 6 ir 8, pavyzdžiui, yra tai buvę. Ir beveik 9. Tai visi, kas turite širdies problemų, turite būtinai sekti. Aš į privatą ištikimiausiams parašau. Net naktį parašiau. Naktį parašiau dėl to, kad o gal žmogų kankina nemiga, tai jis nežinos, kas darosi, paskaitys ir žinos, kas vyksta. Nes R3 tai čia pavojinga, tai žmonės ir miršta miegodami ir viskas. Apie 1 valandą Lietuvoje kala tie visi saulės reiškiniai. Vatutis tiki, kad jeigu nešviečia saulė, tai nėra reiškinių. Čia toksai protas ir logika, profesoriui Vaitkui užuojauta, bet aš kaip suprantu, kad profesorius Vaitkus kenčia jį, jo keistumus, naudojasi auditoriją. Čia neaišku, kas kurio manipuliuoja. Ir labai keista, kaip Vatutis išėjo, išpratėjo, kad Nakas pasiūlė pasirašyti už Vaitkų. Tai jis išėjo į eterį, 7 minutės varė kažkokią beprotystę, vadino Naką ir Juraitę narkomanais ir alkoholikais. Tai jisai į veidrodį kada nors žiūrėjo. Jo išvaizda paties tikriausio alkoholiko ir narkomano iš tikrųjų. Ir ypač dabar, kai su nušiurusią Maikę pradėjo filmuotis. Tai tiek, gerbėmieji, saugokit sveikatą, patys savarankiškai tikrinkit meteoagent.com ir Europos radiacijos žemėlapį. Ir kietųjų dalelių žemėlapis yra VAKI.com, W ir Q, WAQI.com ir Vindi.com galima pasižiūrėti. Ir neaukokite tam karui ne vieno cento, nes tas Černobylis dar kartą sprogo būtent dėl to karo. Čia ukrainiečiai taip fejerverką paleido rusams. Ir visko, kas vyksta Ukrainoje, jie gali apkaltinti rusus. Tai paleido fejerverką ir aišku apkaltino rusus. O dabar mes kvėpuojame. Ir dar Lietuvoje lyg nebūtų gana visokių sveikatos sutrikimų, mirčių, 60% perteklinių. Čia per pastarosius kelis metus baisu čia buvo. Statys Darbėnuose vandenilio gamyklą, o Akmenės rajone dar kažkokį šūdą, čia pas taikos prezidentą, jis gerai save vadina, generolą Tutko diskusijose skaičiau, kad žmonės pasipiktinę, kad Darbėnų problema žinoma, o Akmenės rajone nežinoma, tai visi ragina viešinti, pasakoti, kad žinotume. Tai reiškiasi, tai čia tik tai taip ir yra, kad su tom fabrikais visais ir norima mus išnuodyti tiesiog be karo. Dėl to būtinai turite protestuoti, neužleisti savo teritorijų, tegu vandenilio tų bombų, tas savo gamyklas statosi tose savo Danijos ir Švedijose. Tegu dingsta iš čia su savo visais idiotiškais bankais ir čia mums jų nereikia.
Nu ir tada jau Nausėda, SEB banko konsultantas rieks, tai ką jums reikia rusų? Tai žmonės tiek nutručyti, nunuodyti, tiek nustekenti, kad jiems sakau, jiems ir ateiviai jau bus gerai. Va, mačiau Tutkaus štabo pirmininko Pavlovičiaus seną įrašą. Atsibudau, Lietuvą valdo ateiviai ir nurimau. Nu, bet grinai jau šitiek pridaryta yra. Ramučių šiukšlių deginimo gamykla. Žmonės ten miršta, ten dabar jau yra jaunų žmonių mirčių. Nieko nepadarė. Ir sako, ne, tai Suomijoje tai taip ir daroma. Tai jeigu švedai, pavyzdžiui, Suomius nori išnaikinti, tai taip ir daro. Suomija va dabar va ne atsijungė nuo Rusijos, susipyko, pirkdavo, tik tai 10% elektros pirkdavo, nedaug. Bet ten visą laiką radiacija, ten jeigu jūs paimsite tą įlanką, ten visą laiką radiacija, ten visą laiką tamsiai mėlyna, nes ten veikia, oi, neišmokau to pavadinimo, Lyvosi, atominė, oi, sudėtingas, įlankoj visą laiką radiacija, dabar Olkiluoto paleista ir ten tokia graži šalis ir jie kvėpuoja savo pačiu radiaciją, fabrikais. Nu ir ką, aišku, elektrą turi pigę, jie nedurnavoja taip kaip Lietuva, bet kiekvienas dalykas turi savo kainą. Tai tiek, geros nakties, nepamirškite rašytis už taikos prezidentus Vaitkų ir Tutkų ir balsuoti vėliau už vieną arba už kitą. Tai tiek, iki.